atlikti antiteroristinių operacijų rinktiniai Aras ir jos vyrams, ko gero pačios įvairiausios. Kaip matome, toks specialus robotas. Robotas, kuris taip pat, ko gero, gali padėti nukenksminti sprogmenis ir Aro išminuotojai jums dabar pademonstruos. Visi tie, kurie nori pamatyti, kaip visą tai vyksta, kaip roboto pagalba neutralizuojamas savadarbės sprogstamas įtaisas. Ko gero, nedažnam teko įmatyti, kaip veikia šis robotas, šiandien turime progą tai pamatyti. Na, o Aras savo funkcijas vykdo antiteroristinės operacijas mūsų šalyje. Ir ko gero, kai yra labai ekstremalios didelio pavojaus sąlygos, laisvinant įkaitus, sulaikyti pavojingus, ginkluotus nusikaltėlius, visada į pagalbą pasitelkiami būtent Aro vyrai. Jie taip pat neutralizuoja sprogstamuosius įtaisius, karinius sprogmenis, kurie yra naudojami kriminaliniams tikslams ar teroristiniams tikslams. Vykdo įvairius operatyvinius veiksmus, sulaikant asmenis įtarimus padarius ar besirengiančius padaryti nusikalstamas veikas. Iš tikrųjų tai pareigūnai, kurie įprastame gyvenime nedažnai rodo savo veidus, ko gero, ir savo turimą techniką. Šios šventės metu, kaip matome, mes turime puikią progą pamatyti, kokią įrangą turi antiteroristinių operacijų rinktinė Aras. Štai šis robotas, kuris, ko gero, dabar kažkieno kišenėje pabandys surasti sprogstamą įtaisą. Na, štai kol robotas demonstruoja savo sugebėjimus, policijos amsis, kaip visada, linkės bendrauti ir su dideliais, ir su mažais. Aš tikiuosi, jog mažiesiems mūsų šventės dalyviams amsis yra paruošęs ne vieną dovanėlę, taip kad mažieji galite drąsiai prieiti prie šio iš tikrųjų ištikimo, patikimo ir labai nuoširdaus policijos simbolio. Galima su juo pabendrauti, galima su juo nusifotografuoti atminimui ir pasigirti savo bičiuliams ir draugams, koks bičiulis yra jūsų amsis. Ne kiekvienas gali štai šiandien taip betarpiškai su juo pabendrauti. Kaip ir sužinoma su visais pareigūnais, su Aro pareigūnais, taip pat galima šiandien ne tik stebėti, ką jie daro, bet jeigu turite kažkokių klausimų, jos pateikti, pasiaiškinti čia pat, įsiaiškinti, kaip įveikia tas robotas, kurio aš jau nebematau, bet jūs, ko gero, jau puikiai matote, ką jis ten veikia ir kokiu principu dirba šis aparatas ir kas jį valdo. Na, kaip matome, amšis populiarus ne tik mažųjų mūsų miestelėnų tarpe, bet ir patys policijos pareigūnai nepraleidžia progos nusifotografuoti su šiuo simboliu. Ko gero, reta proga, ypatingai šventinėmis dienomis, atminimui turėti štai tokią puikią nuotrauką. Na, o šios šventės metu, aš tikiuosi, kriminalistai taip pat yra paruošę jums įdomių staigmenų. Jeigu gyvenime niekad neteko turėti savo piršto antspaudą, šiandien jūs tai turėsite galimybę pasidaryti. Kviečiame apsilankyti visose ekspozicijose, pabendrauti su policijos pareigūnais. Būtent tokioje betarpiškoje šventinėje aplinkoje, juk šiandien angelų sargų, policijos pareigūnų ir kiekvieno iš mūsų visuomenės ir bendruomenės šventę. Nežinau, ar amsas dar ten turi savo krepšyje kažką, bet ko gero mažiesiams mūsų šventės dalyviams dovanų šiandien tikrai neturėtų pritrūkti.
Na, kol mūsų žiūrovai stebi šio roboto pasirodymą, norėčiau papasakoti apie Tarptautinę policijos asociaciją, kuri buvo įkurta dar 50 praėjusio šimtmečio metais, sausio 1 dieną. Tai yra policijos pareigūnų draugystės ir tarptautinio bendradarbiavimo organizacija, kurią įkūrė policijos seržantas Anglas Arthur True. Tarptautinės policijos asociacijos tikslai tai skatinti savo narių socialinį, kultūrinį bendravimą, rūpintis jų profesiniu meistriškumu, pilietinę atsakomybę, pagarba įstatymui, tvarkos palaikymo ugdymu, keistis profesinę patirtimį ir ne veltui ir šiandien mūsų šventėje svečiai iš įvairių šalių, policijos pareigūnai, kurie taip pat atvažiavo į šventę pasidalinti savo patirtimį, galbūt pasimokyti, pabendrauti su mūsų šalies policijos pareigūnais. Beje, šioje asociacijoje gali dalyvauti ir dirbantis, ir esantis pensijoje policijos pareigūnai ir tarnautojai. Nauji nariai gauna atlapą ženkliuką ir netgi tarptautinį pažymėjimą su nuotrauka. Šiuo metu Tarptautinė policijos asociacija vykdo savo veiklą 59 šalyse, o jos narių tarpe, netgi sunku patikėti, 360 000 policijos pareigūnų, buvusių policijos pareigūnų visose šiuose šalyse. Tai Austrijoje, įdomumo dėlį, 95% policijos pareigūnų priklauso šiai asociacijai. Vokietijoje